reikia išmanyti planavimo projektavimo procedūras, taip pat žinoti tas pačias vertybės, kaip jas išsaugoti. Aš esu Agnė, mokiausi Vilniaus universitete, gamtos mokslų fakultete ir baigiau geografijos ir kraštotvarkos studijas ir specialybę įgijau geografiją. Ir šiuo metu dirbu valstybiniai saugomų teritorijų tarnyboje. Mane paskatino į geografiją įstoti vienas iš pagrindinių dalykų tai, kad mano mama yra geografijos mokytoja, tačiau be to dar kas turėjo labai daug įtakos, tai kad labai mėgstu keliauti ir pažinti ne tik tai užsienio šalis, bet ir Lietuvą. Šiandieną matėme kraštovaizdžio pažeidimus, nelegalią statybą, neturint techninio projekto, neturint statybos leidimo ir pastatyta valstybinėje žemėje, ko neturėtų būti ir pagal Lietuvos įstatymus šios nelegalios statybos turėtų būti pašalintos. Aplinkosaugininkai ir gyvosios gamtos apsauga. Daug konfliktų su mėgėjais pamedžioti, pasigauti žuvies draudžiamų metu ir draudžiamomis priemonėmis turi ir gamtos apsaugos inspektoriai. Jų darbo vieta visa Lietuva. Darbo laikas neapsiriboja 8 valandų darbo diena. Budėti pasaloje ar vykti gavus skubų pranešimą tenka ir naktį, ir švenčių dienomis. Medžioklės taisyklės, mėgėjiškos žūklės taisyklės, verslinės žūklės taisyklės riboja būtent žmogaus įsikišimą į tą gamtą. Sakykime, per žuvų nerštą, kaip pavyzdys, negalima žvejoti atitinkamų žuvų rūšių, kad jos paliktų savo palikonis ateinančiom kartom, arba atitinkamose vietose, kur yra maža populiacija atitinkamų žvėrių, paukščių, gyvūnų, irgi yra atitinkami apribojimai. Būtent mūsų kontrolė yra pagrindinė sritis, kurios tikslas būtent apsaugoti šios žvėris, paukščius, gyvūnus. Lietuvos gamta be galo turtinga, jos biologinė įvairovė apie 30 000 rūšių. Ir tuos objektus, gyvūnus, augalus, grybus galima surasti visur, ne tik saugomose teritorijose. 767 rūšys dabar yra įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Ir jos yra visur. Štai ir čia paprasta teritorija, kelias, elektros linija, o mes atėjom ir randam augančią lietuvinę naktižiedę. Saugomą augalą, kurio vardas įprasminęs ir Lietuvos vardą. Raudonoji knyga tai visų pirma dokumentu patvirtintas sąrašas tų rūšių, kurias mes privalome išsaugoti. Išsaugoti jų aplinką mes turime organizuoti visų tų rūšių atkūrimą, jeigu to reikia. Gamtos ratas yra labai didelis, jis labai prasmingas ir jį išsaugoti, leisti, kad jis gyventų nepažeistas, kad jo niekas nestabdytų, tai yra mūsų visų šventa pareiga. Šiuos vaizdus užfiksavo Selemonas Paltanavičius ir leido pasigėrėti mūsų gamtos grožiu. Kretingos rajone, Mikoliškių kaime, šalia Margių miško gyvena Aistė Mažonaitė. Ji moksleivė. Jos tėtis girininkas nuo mažens išmokė dukrą mylėti gamtą, suvokti jos grožį. Per savo fotoaparato objektyvą jis stebi, fiksuoja ir grožisi mišku. Dabar Aistė jau turi sukaupusi nemažą Margių miško gyventojų kolekciją. Juodasis strazdas, kiauliukė, pilkasis garnys, tulžys, paprastoji angis, spungė ir daugelis kitų miško gyventojų. Nelieka nepastebėtos ir gamtos žaizdos.
Ši patirtis padės Aistei ateityje, kai jis studijuos gamtos mokslus, o galbūt žurnalistiką. Dar yra laiko apsispręsti, o dabar ji gėrisi gamta ir šiuo džiaugsmu dalyjasi su šeima, draugais. Į pagalbą aplinkosaugininkams vis dažniau ateina visuomenė. Kuriasi visuomeninės organizacijos, ženkliai prisidedančios prie švarios ir sveikos aplinkos išsaugojimo. Jos organizuoja akcijas, kurios subūrė tūkstančių savanorių pasiryžusių apginti ir išsaugoti mus supančios gamtos grožį, gyvūnus ir augalus. Graži iniciatyva gimė Estijos vizionierių idėjų kūrėjų galvose. Juos palaikė grupė entuziastų Lietuvoje, susibūrusių iniciatyvinę Darom grupę. Darom šauni entuziastų grupė, susirinkus visoje Lietuvoje, švarinti Lietuvos aplinką, skatinti ekologišką mąstymą lietuviams. Šiuo metu turim didelę savanorių organizaciją vieningą, kurios vienyje vienas žodis ekologija, kurios vienyje švara, tvarka. Per praeitą akciją dalyvavo daugiau nei 70 000 dalyvių, jie surinko daugiau nei 10 000 tonų šiukšlių. Pats nusprendžiau šią akciją ateiti todėl, kad palaikau ekologišką idėją ir noriu išvalyti Lietuvą. 2009 metais akcija Darom vyko visoje Lietuvoje, kiekvienoje apskrityje ir kiekvienoje apskrityje išėjo į taškus ne tik Darom komanda, bet blogeriai, žalieji, įvairių vyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Taip pat šiais metais prie mūsų akcijos prisidėjo bei Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kitų metų pavasarį vėl kviesime visus tvarkyti Lietuvą. Darom akcija vėl 3 metus bus. Taigi, nelik abejinga žmogau, prisijunk ir tu, darom! Aukštąjį universitetinį aplinkosaugininko išsilavinimą galima įgyti universitetuose, neuniversitetinė kolegijose. Aplinkosaugininko veiklos sritis labai plati ir įvairialypė. Šioje sistemoje dirba daug pasiaukojusių darbuotojų, siekiančių, kad visi mes, žmonės, gyvūnai, augalai, gyventume santarvėje, kad mūsų supanti aplinka būtų graži, įvairi, švari ir sveika.